Gerai, nueinam, brangus vaikai. Panevėžietis Vytautas veda į savo slaptą sulos gamyklėlę. Nepaslyskit atsargiai. Aš jas paslysiu 100 kartų. Vingiuotų kelių link 2 saldžią sulą teikiančių klevų. Laša, bet jau prie pabaigos. Tikriausiai nebestatysim. Jau vis, jau. Nieka gera. Gamtos kraneliais įsibėgėjant pavasariui pamažu užsisuka. Užvakar pragrėžiau, tai buvo kapt. O dabar va, viskas. Turėt jau reiškia pabaiga. Aplinkosaugininkai aiškina, šis procesas turi aiškią biologinę ribą. Kai lapeliai jau išsprogsta, tas tekėjimas nustoja, nes prasideda iš šaknų paduoda medžiagas į tą, kaip mes miškininkai vadinam, asimiliacinį aparatą, į lapus, medis pradeda jau augti ir tas tekėjimas jau nustoja tada. Net ir leidžiant, jeigu, pavyzdžiui, kelių dienų laikotarpį stipriai sušyla, viskas, sula nustoja tekėti per latakėlį. Po sulos leidimo medžio kamiene padarytą žaizdą būtina užgydyti, latako skylutę užkalti mediniu kamščiu. Ček. O, ir viskas. Jeigu neužkalus, pro tą visokias grybinės ligos pradeda eiti į tą latakėlio vietą, į tą išgręžtą skylę, tai kenkia medžiai. Turguje prekiaujantis Stanislava patvirtina, šviežiausia sula prekystalius pasiekia paskutinį kartą. Iki šiol lašėjo, o šiandien ryte sakė, jau vos tik tai belaša. Iki šiol labai gerai lašėjo. Pirkėjai skuba pasinaudoti paskutinėmis galimybėmis. Tai čia 2 litrai? Litrus? A kiek kainuoja? 2. 2 paims. Tiek sulos pardavėjai, tiek pirkėjai vienbalsiai teigia, sula sveikatos šaltinis. Sveika. Ką apie ją žinot? Ai, daug niekad nežinau, bet skaičiau, kad sveika gerti. Todėl, kad sveika. Valo organizmą. Geria sveikiau, negu iš krano vandovys. Šiaip geriu aš iš šaltinio vandens Vilkupio. Todėl, kad labai valo organizmą ir mineralų yra daug suloj. Ir inkstus labai valo sula, nuo akmenligės labai gerai. Dietistė sako, žmonių įsitikinimai apie sulą ne visada paremti. Deja, bet moksliškai tai nėra įrodyta, todėl pasikliauti kaip gydymo priemonė sula irgi nereikėtų. Vis dėlto tai yra gaivus vanduo, atsigaivinti su skoniu, bet pakeisti kažkokių tai preparatų padedančių išvalyti mūsų inkstus ar kepenis ar dar kažką negalima. Anot dietistės, sula ne panacėja, tačiau tai tikrai natūralus ir sveikas gėrimas. Galime sutikti iš tikrųjų ir vario, ir kalio, ir kalcio, ir magnio šiek tiek, bet nereikėtų pamiršti, kad tie kiekiai tikrai yra nedideli ir negali atstoti maisto papildų ar vaistų. Sulos kokybę lemia ir medžio, iš kurio ji išgaunama vieta. Reikėtų pasižiūrėti, iš kur ta sula yra renkama, kad nebūtų prie kelio, prie užterštų vietovų, kad nebūtų prisotinta ten sunkiaisiais metalais. Nesvarbu, gydo ar ne, sula šio gėrimo gerbėjams išlieka ir pavasario šaukliu, ir skanėstu. Saldi. Man tai, pavyzdžiui, yra per saldi, man labiau patinka bežo, taigi išgeri. Oi, liuks.